Tai labas žiūrintiems naujos eros laidą NKTV. Interneto eros be jokios abejonės, nes, kaip rašo mūsų oficialus pranešimas spaudai, NKTV žada žiūrovams transliuoti aštriau, neformaliau ir be cenzūros. Na, bala nematė, ką šitie žodžiai reiškia, tai yra tik žodžiai. Tačiau vienas esminis skirtumas nuo mūsų praėjusių 8 sezonų yra tas, kad nuo šiol mūsų namai yra ne kuris nors orinės televizijos kanalas, o interneto svetainė nktv.lt. Būtent čia kiekvieną sekmadienį dėsime jums po naują laidą NKTV. Jei kas dar nežinote, mano vardas yra Ernestas, o pavardė Janušas, aš ir visa NKTV komanda linkime jums malonaus žiūrėjimo potyrio. Nesvarbu, kur laida yra rodoma, kad ir internete. Svarbu, kad joje turi būti vienas esminis dalykas. Tai yra konkursai su prizais žiūrovams. Turime ir tokį dalyką. Turime ir prizą jums. Štai prizas. Juoda, prabangi NKTV marškinėlė. Marškinėliai. Gerai, NKTV marškinėliai. Šį grožį aš dabar pat pakabinsiu čia studijoje ant sienos. Štai. Opa ir... Opa. Nemaži. Įtilpsite tikrai. Štai. NKTV marškinėliai. Atsiprašau. Kurios laimėti gali bet kuris dabar žiūrintis NKTV, padaręs vieną vienintelį dalyką. Tiesiai virš NKTV marškinėlių, taip aukščiau, štai išeikit iš kadro ir pažiūrėkite į tokį mygtuką, kuris vadinasi rekomenduoti. Paspauskite mygtuką rekomenduoti ir pasidalinkite šios laidos nuorodą ant savo Facebooko sienos. Mes kitos savaitės pabaigoje sužiūrėsime visus jūs, kiek jūsų ir ką padarėte ant savo sienos ir išrinksime vieną vienintelį, kuriam padovanosime šiuos firminius NKTV marškinėlius. Primenu dar kartą, mygtukas rekomenduoti, spaudžiate, dalinatės laidos nuorodą ant savo Facebooko sienos, mes jums už tai marškinėlius. Paprasta. Pirmin. Ar jums teko kada girdėti, kad vieną žmogų Žemės planetoje nuo bet kurio kito žmogaus Žemės planetoje skiria 6 pažįstami? Na, pavyzdys. Tarkim, vienoj pusėje esu aš, Ernestas, o kitoj Žemės pusėje yra eskimas Jonathanas, Aliaskoje. Ir ryšį tarp mūsų galima nustatyti per keletą žmonių. Tai yra, aš pažįstu, tarkim, Joną, kuris gyvena Klaipėdoje, Jonas Klaipėdoje pažįsta Hansą, kuris gyvena Frankfurte, Hansas pažįsta dar kažką ir galų gale mes prisikasame per 6 žmonės, per 6 žingsnius iki Jonathano eskimo Aliaskoje. Tai štai, bičiuliai, tokie dabar yra faktai, tarkim, 6 žingsniai. Facebookas atliko savo duomenų bazės tyrimą ir išaiškino, kad kelias nuo vieno žmogaus iki kito žmogaus yra kur kas mažesnis, o tiksliau 4,74 žingsnių. Per tiek mes galime pasiekti bet kurį kitą planetoje gyvenantį žmogų. Kas atsitiko? Pasaulis sumažėjo. Kaip teigia Facebookas, tai atsitiko dėl socialinių tinklų įtakos. Daugiausiai košės per pastaruosius metus mobiliųjų telefonų pasaulyje privirė bendrovė Apple. 2007-aisiais į pasaulį paleidusi savo kūdikėlį pavadintą iPhone. Štai jis čia. Toliau šitą pačią sriubą savo šaukštus sumerkė Google'as, išleidęs Google Nexus ir Androido visą reikalą paskleidęs. Ir dabar dar vienas rimtas rinkos žaidėjas bando įeiti į smartphone'ų rinką. Spėkite kas? Ogi Facebookas. Tai, bičiuliai, Facebookas nori turėti savo firminį telefoną. Tam jisai susirado partnerę, bendrovę HTC ir maždaug po metų nuo dabar mes visi turėtume parduotuvėse rasti Facebook Phone'ą. Kokie tokio dalyko galimi privalumai? Na, kad Facebookas bus visuomet su jumis. Kokie galimi trūkumai? Pagalvokime logiškai. Jeigu jūs esate netgi rimtas Facebooko vartotojas, intensyvus, jūs būnat Facebook'e, tarkim, keletą valandų per dieną darbe, galbūt keletą valandų per dieną namuose. Tuo tarpu, tuo metu, kai šalia jūsų nėra kompiuterio, tai yra ne namuose ir ne darbe, kiek laiko jūs naudojatės Facebook'u? Na, galbūt keletą kartų telefone pasitikrinate statusą, įdedate nuotrauką ar pažiūrite, ką parašo bičiuliai. Viskas. Ar tam jums reikia atskiro Facebooko telefono? Greičiausiai ne. Todėl ar reikalingas Facebooko telefonas pasauliui? NKTV sako, ne, nereikia. Maždaug šioje laidos vietoje, kaip įprasta, mes išeiname į reklamą.
Taip, trumpam su jumis atsisveikiname, tada jūs pažiūrite televizijos reklaminius klipus, laidų anonsus ir tada mes sugrįžtame ir rodome viską jums toliau. Kadangi mes dabar esame internete ir reklamos pas mus dėja kol kas niekas neužsisakė, nors visuomet yra tokia galimybė, mėly reklamos užsakovai, tai reklamos bloko metu mes jums rodyti neturim ką. Todėl nutarėme parodyti tai, kas visuomet likdavo už kadro. Kol jūs žiūrėdavot laidų anonsus, mes NKTV studijoje veikdavome kai ką. O ką mes veikdavome? Pažiūrėkite dabar. Taigi, apsimeskime, kad išeiname ir grįšime po reklamos. Pirma naujojo sezono rubrika Tinkle. Šioje rubrikoje mes pristatome jūsų rekomenduotas interneto svetainės. Kaip tos rekomendacijos gali mus pasiekti? Labai paprastai. Facebooko grupė yra tokia – NKTV. Ten ant sienos jūs rašote tai, ką randate įdomaus internete, o mūsų 150 redaktorių nuolatos žiūri į tą sieną ir iš ten parenka nuorodas rubrikai Tinkle. Taigi, pirmoji naujo sezono nuoroda yra ši. Va ir pirmasis puslapis. Niekada niekam nematytas google.lt. Šiandien aš noriu jums papasakoti įvairių Google'o subtilybių. Ir tikėtina tų, kurių jūs nekarto gyvenime nenaudojote. Dalis iš jų gali būti naudingos, dalis tikrai ne. Štai pavyzdžiui, pirmoji – Skirmanto Galinio. Google'o ypatybė yra tokia. Į paieškos laukelį jums reikia įrašyti. Rašykit kartu su manimi. Do a barrel roll. Ir ieškome. Wow, puslapis apsivertė. Fantastika. O Tomas Zimblys siūlo Google'ą apgauti štai tokiu žodžiu. Rašome žodį tilt. Kaip tiltas, tik be galūnės. Ir ieškome. Pum, kas atsitiko? Ogi Google'o langas pakrypo. Jėga. Geriau, nežinau, kas bus, tarkim, nueikime į 4 rezultatų langą. Vis dar pakrypęs. Eikime į vaizdus. Vis dar pakrypęs. Eikime į vertėją. O, jau tiesus. Toliau, sužaiskime žaidimą. Google'o žaidimą. google.com, pasviras brūkšnys, pacman, va. Kažkada mes rodėme jums šį gražuolį. Kaip reikia pradėti žaisti, reikia spausti insert coin mygtuką arba įdėkite monetą. Įdedame monetą ir va, žaidžiame pacmaną. Dabar šį galiu užpulti, ar ne? Ait! Valio, 200 taškų. Ai, nebeturiu kantrybės, daugiau nebežaisiu. O kas čia toks yra? O gal čia... Ką jis daro, ne? Ai, čia gal kitas žaidėjas yra? Taip, matai, čia galima dviese žaisti. Ai, jėga. 2 pacmanų žaidžiu vienu metu. Čia viską laimėsiu. Palauk. Nu, pavyti reikia šitą. Rūžavą. Taigi visus aš valgau ištisai, net neįdomu. Netikras kažkoks čia. Gerai, palikime Google'o niekaliukus šone ir eikime prie bent šiek tiek rimtesnių dalykų. Jeigu jūs norite vieną valiutą paversti kitą valiutą, kaip galima tai patogiai ir paprastai padaryti Google'e? Tiesiog paieškoje, demonstruoju. Tarkime, mums reikia sužinoti, kiek dolerių išeis už 100 litų. Tada rašau. 100 LTL, lietuviškų litų, in USD. Jums reikia žinoti valiutų trumpinius, jeigu norite naudoti šitų reikalų. Ieškau. Prašau. Nereikia įti jokį puslapį, pats Google'as konvertuoja 100 lietuviškų litų ir gauna beveik 39 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius. Tai galite daryti su turbūt kad bet kuria pasaulio valiuta.
O jeigu jums dėl kažkokių priežasčių staiga parūpo sužinoti, kiek dabar tiksliai valandų yra kitame pasaulio gale. Taip pat galite pasinaudoti Google ir labai paprastai tiesiog paieškos langelėje rašote žodį time, ką reiškia laikas, ir tarkim miestą. Na, mums įdomu, kiek dabar yra tiksliai valandų Buenos Aires mieste Argentinoje. Tai bus time Buenos Aires. Ieškom. Prašau. 11:02 ryte. O dabar aš jums paleisiu programą, kurią aš prieš tai parsisiunčiau ir instaliavau kompiuteryje, tai yra Google Earth. Google Žemė. Greičiausiai jūs ją jau žinote, jeigu ne, parsisiųskite ir turėkite. Išdidinkim ir pažiūrėkime į mūsų gaublį. Bet ne 3D turai ir negalimybė žiūrėti kalnus, miestus, miestelius ir netgi laivelius šiuo atveju domina mūsų programoje Google Earth. Tokia pusiau paslėpta ir daugelio spėjų neištirta galimybė yra skraidyti po šią žemę pačiais tikriausiais lėktuvais. Reikia eiti į įrankius ir tada pasirinkti įeiti į skrydžių simuliatorių. Įeikime. Išsirinkime lėktuvą. Ar tai bus modernus naikintuvas F-16 ar turbosraigtinis SR-22. Gerai, tai būnė F-16 ir dar įdomiausia, kad jūs galite pasirinkti oro uostą, iš kurio startuosite. Koks čia gali būti įdomus? Norėčiau San Francisco oro uosto. Pradedame skrydį. Krauna oro uostą. Krauna. Oro uostas eina į kompiuterį. Eina. Internetu. Matot? Turbūt, kad pasikrovė. Reikėtų man paspausti gazą. Žinokit, nemoku. Nemoku. O. A. Lauk, tęsti skrydį. Oi, prašau, žiūrėkit, aš jau skrendu. Fantastika, nemokėdamas skraidyti, tačiau skrendu. Gerai. Va, ką galima daryti. Žinokit, čia yra. Aš tiesiog norėjau jums parodyti, kad Google gali būti ir skrydžio simuliatorius. Negi taip iš tikrųjų sunku pilotuoti lėktuvą. Aš seniau žaisdavau paprasti. Man atrodo, man bus amba. Ar man bus amba? Ne, aš dar ištiesinsiu. Aš tikiu savimi, aš tikiu savo jėgom. Va. Tik tiesinkis tu. Va. Kas? Kur? Hebrytė. Man šakės. Aš nesuprantu. Va, per Lietuvos ryto televiziją tokių dalykų rodyti aš negalėjau. Dabar aš galiu skristi kiek tik noriu. Žiūrėkit. Prašau, aš Gerai. Gal baigim šitą reikalą. Parsisiųskite Google Earth ir išbandykite skrydžio simuliatorių. Tikrai įdomus ir lengvai valdomas dalykas. Ir šios dienos rubriką tinkle pabaigsime dar vienu paslėptu triuku. Šį kartą jis pakavotas ne Google, o youtube.com sistemoje. Augustas Pocius juo pasidalino. Kaip jisai veikia? Jūs galite atsidaryti absoliučiai bet kokį videofilmuką YouTube, absoliučiai bet kokį. Tik tai jį reikia pastatyti į pačią pradžią, tai yra į 0 sekundę. Va, nuvedžiau kursorių, 0 sekundę. Ką darome toliau? Toliau reikia paspausti ant klaviatūros rodyklę į kairę pusę. Paspausti ir laikyti 1, 2, 3, 4 sekundės. Tada paspausti rodyklę į viršų. Matot, kas atsirado ekrane? Nerealu. Ant YouTube vaizdo atsirado gyvatukas. Visai toks, kokį kadaise mes žaisdavome Nokia telefonuose. Galima žaisti gyvatuką YouTube. Puiku. Žiūrovė Pociau. Puiku. Ir truputuką pažaisiu. Ne, nebežaisiu. Tai tiek šiandien tų tinklų. Viskas, ką rodėme laidoje, raktažodžiai, nuorodos ir visa kita tinkle velneva yra čia pat apačioje iš karto po laida. Dabar pažiūrėkite žemyn, truputuką langą į viršų patraukite ir pamatysite apačioje surašytus reikalus. Dabar, jeigu jūs norite mums patarti, ką rodome kitoje rubrikoje tinkle, eikite į Facebooką, susiraskite mūsų laidą ir ten ant sienos paustinkite savo linkus. Mes pažiūrėsime ir galbūt įdėsime į laidą. Tiek šiandien tinklo.
NKTV ir kompiuteriniai žaidimai. Tai kaip mama ir tėtis. Du neatsiejami dalykai. Nors kartais jie išsiskiria. Gerai. Bet kuriuo atveju mes nesiskiriam ir mes jums rodome kompiuterinius žaidimus. Kas šiandien? Žiūrime. Apie tai, kokiu žaidimu pradėsime naująjį NKTV sezoną, ilgai negalvojome. Nepaslaptis, kad esame rimti RPG žanro gerbėjai. Šio žanro žaidimus kalame nuo King's Bounty laikų. Ir turime omenyje visai ne tą, kuriame princesė laksto su drakoniuku, o tą, kuris išleistas dar neatmenamais laikais ir kurio įveikimui buvo skirtas ėjimų limitas. Bet nenukrypkime nuo temos, kuri vadinasi The Elder Scrolls 5 Skyrim. Prieš Bethesdą galima nulenkti galvą, nes beveik viskas, ko imasi ši bendrovė, virsta auksu. Ta pati galima pasakyti ir apie Skyrim. Na gal tai ir nėra visiškai grynuolis, tačiau į metų žaidimo titulą jis tikrai gali drąsiai pretenduoti. Penktosios dalies veiksmas vyksta Skyrim provincijoje, kurioje viešpatauja barzdas į kasas susipynę nordai. Jie kiek primena vikingus, tik keikiasi gerokai mažiau. Jau pačioje žaidimo pabaigoje pajusite, ką gali įniršęs drakonas. Tai jums ne koks paliegęs trolis su dvokiančiais žabtais, o tikras ugnimis pjaudantis monstras, nuo kurio belieka tik bėgti. Pagrindinė užduotis prasideda nuo pirmųjų minučių ir ji be abejo susijusi su drakonais. Šalia jos, kaip ir kitose Elder Scrolls žaidimuose, laukia koks trilijonas pašalinių užduočių. Skyrim žavi tuo, kad iš pažiūros nueik ten, atnešk tą užduotis, apie kurią galima neužsičiaupiant kalbėti prie alaus bokaliuko kokioje knaipėje. Tad tie, kas pažįstami su The Elder Scrolls serija, užduočių gausa ir kompleksiškumu tikrai nenusivils. Deja, to paties negalima pasakyti apie kompanionus. Kiek pažaidę turėjome pripažinti, kad mūsų pusėje kovoja vieni pusgalviai ir idiotai. Kompiuterinis draugas, šį žodį beje mes rašome kabutėse, draugas, kovoje yra beveik toks pat naudingas kaip medinė koja. Jei į jūs šaudo priešo lankininkas, o tuo pat metu jūs dorojate su keliomis pabaisomis, spėkite, ką darys minėtas draugas. Eis grybauti, na bent jau dažniausiai. Nežinome, ką galvojo Bethesda, kurdama dirbtinį draugų intelektą, tačiau akivaizdu, kad šioje vietoje kažkas kažkur kažkam užtrumpino. Ir mes žinome, ką reikėtų ten atleisti. Kas dar blogo? Bloga tai, kad jei turite senesnį kompiuterį, norint kokybiškai žaisti Skyrim, jį tiesiog reikės atnaujinti. Žaidimas reikalauja galingo aparato, o ant pačių mažiausių grafikos nustatymų jį gali žaisti nebent tikri serijos fanai, kuriems kompo atnaujinimas dar greitai nešviečia. Galingas kompas su stipria grafike leis išties pasigrožėti, ką sukūrė Bethesda vyrukai. Grafika čia pribloškianti. Užtenka nuo kokio kalno pažvelgti į pačioje nusidriekusi slėnį, kurį vagoja kalnų upės, plyti miškai ir dar kur nors tolumoje krenta krioklys. Ir pasijusite kaip kokioje Kanadoje ar Aliaskoje. Net skristi nereikės. Tiesa, visą vaizdą gali sugadinti netikėtai pasirodęs drakonas, kurie šiaip jau čia yra gana kieti riešutėliai. Dobdami drakonus užvaldysite jų sielas, o tai leis aktyvuoti galingus burtus, vadinamus shouts, arba lietuviškai riksmais. Jų yra daug ir įvairių. Vienas riksmas padės sulėtinti laiką, kitas leis pakvepuoti ugnimi priešininkams į veidus. Vien riksmais pergalės mūšiuose nepasieksite, tačiau laiku ir vietoje panaudoti jie gali labai daug. Apie Skyrim galime kalbėti kokią, manau, kad savaitę. Tiesa, ne su savo antrosiomis pusėmis, kurių šis užsiėmimas pernelyg nežavi, o su jumis. Tiesą sakant, mūsų laidos redaktoriui Martynui šeštadienis praleistas prie Skyrim kainavo visą sekmadienį, kurį šis turėjo praleisti padėdamas žmonai apsipirkti. Tačiau viską galima iškęsti, o Skyrim šių kančių ir bemiegių naktų yra visiškai vertas. They gave us a mission. They never told us what it was about. Хорошо, ничего. Taip kalba ne koks siemkės graužiantis bomžas prie parduotuvės, nesigaudantis, kas vyksta aplink jį, o vienas kiečiausių pasaulyje samdomų karių – Ivan Dalvich. Taip, tai tas pats buvęs rusų armijos karininkas iš Jacked Alliance. Šis vyrukas kartu su sena Hebra, Fideliu, Maiku, Skull, Lynx ir kitais anaiptol nepakabino savo pistoleto ant vinies. Jis bent jau simboliškai grįž naujajame Jacked Alliance Online.
Jau pavadinimas sufleruoja, kad kalbame apie naršyklinį žaidimą, kuriame atgims legendinės epinės Jagged Alliance kovos. Viskas vyks kaip anksčiau – ėjimais. Jokių nesąmonių, tarpinių režimų ir panašių klasikinius geimus teršiančių dalykų. Jagged Alliance Online vadovausite samdinių, kuriuos patys išsirinksite, kariuomeniai. Bei žinoma, vykdysite įvairias misijas pačiuose nešvariausiuose pasaulio kampeliuose. Kariausite prieš gyvų žaidėjus, kompiuterį, o taip pat vienysitės su kitais gyvais žaidėjais ir kartu bandysite įveikti sudėtingiausias misijas. Žaidimas susideda iš 3 lygių. Pirmajame, taktinėme lygmenyje, vedate savo samdinius į žūtbūtinį mūšį. Čia žudote blogus vyrukus, stengdamiesi apsisaugoti patys. Viskas paprasta, kaip ir senojo gerojo Jagged Alliance laikais. Antrajame valdymo lygmenyje vystote savo bazę, iš kurios vadovaujate operacijoms. Kuo stipresnė ir geriau išvystyta bazė, tuo didesnis jūsų kaip samdomas kariuomenės vado autoritetas. Tai reiškia, kad su jumis norės dirbti kietesni vyrukai, o turtingi dėdės su ne visuomet švariais pinigais patikės storesnius lagaminus, prikimštus dolerių. Galiausiai, trečiajame lygmenyje mezgate socialinius santykius, samdotės kareivius ir taip formuojate savo galvažodžių gaują. Sprendžiate, kuriuos samdinius išnuomoti savo sąjungininkams. Ar skolinatės karius iš sąjungininkų? Sakote, come on. Kuo daugiau misijų įgyvendinsite, tuo daugiau sulauksite šlovės ir pinigų. O pinigai reiškia viską. Didesnius pabūklus, kietesnius galvažodžius, prabangesnį ofisą ir kitą velniavą. Šiuo metu vyksta uždaras Jagged Alliance Online beta versijos testavimas. Daugiau apie žaidimą galite sužinoti čia, nuorodą matote ekrano apačioje. Projektas turėtų pasirodyti dar šiais metais. Tiesa, tai bus ne vienintelis Jagged Alliance serijos žaidimas, kuris pasirodys greitų metu. Vokiečių kompanija BitComposer Games šiuo metu pluša ties naujausių serijos tęsinių Back in Action, kurio laukiame daugiau nei 10 metų. Žadama, kad jame bus išlaikytos visos gerosios Jagged Alliance tradicijos. Kovosime prieš neteisėtai salą užgrobusią diktatorę, išnaudojančią vargšų žmonės. Kažkur pažįstama, ane? Žaidimas bus išleistas pirmame kitų metų ketvirtyje. Tačiau apie tai plačiau kitose laidose. Prieš laidos pabaigą noriu priminti, kad turime firminius NKTV marškinėlius, kuriuos dovanojame vienam iš mūsų firminių žiūrovų. Ką reikia padaryti, jeigu norite laimėti šį reikalą? Matote mygtuką virš video ekranų, žiūrėkite. Facebooko mygtukas, kuris vadinasi rekomenduoju. Dabar pat paspauskite ant jo ir pasidalinkite šios laidos nuorodą ant savo Facebooko sienos. Tada mes pasižiūrėsime į jūsų dalybas ir išrinksime vieną iš pasidalinusių žmonių ir jam padovanosime NKTV firminius marškinėlius. Spauskit. Tai tiek, bičiuliai, tos pirmosios, naujosios interneto eros laidos NKTV. Patiko, o gal nepatiko? Būtinai pareikškite savo nuomonę. Ta galite padaryti rašydami elektroninio pašto adresu, rasite svetainėje nktv.lt, taip pat mūsų Facebooko grupėje viešai ant sienos. Ten pat beje paustinkit ir nuorodas rubrikai tinkle. Ką tik surandat įdomaus, iš karto ant tos nuorodos ir mes rodome per NKTV. Tai viskas. Ko gero, kad tiek šiandien ir nepamirškite, kad kiekvieną sekmadienį, tik atsikėlę iš savo šiltų ir minkštų pavyzdžių, iškart marš prie kompo, keliaujate į nktv.lt ir žiūrite šviežią mūsų laidą. Ate.